Tai sveikos merginos, sveikinu Jūs su naujais metais, dar ne vėlu, šiandien yra 4 diena. Ir kviečiu pasižiūrėti, kaip man sekėsi siuvinėti adventinį tą kalendorių slaptą, ar man pavyko jį pabaigti. Ir pasižiūrėti, kiekgi aš padariau šiais metais darbelių ir kaip man sekėsi. Na ir pirmas pabaigtukas mano štai šitas kalendorius adventinis, pagaliau aš jį baigiau. Čia truputį atsiprašau šešėlis nuo lempos, nes vis dėlto didelis gabalas medžiagos yra ir man netelpa ant mano filmavimo stalo, tai pasidėjau ant grindų ir va čia šešėlis nuo lempos, tai atsiprašau truputuką. Tai ką norėjau pasakyti, tiesiog va taip, toksai vaizdelis. Ir dabar truputį pakeisiu filmavimo kampą ir papasakosiu daugiau apie šitą darbą. Taigi šitą darbą aš dirbau faktiškai nuo paskutinio filmavimo, kada aš jums rodžiau gruodžio 24, aš tik šitą darbą ir siuvinėjau, dėl to, kad norėjau pabaigti būtent šiais metais jį ir nepalikti kitiem metam, nes su mano palikimu aš puikiai žinau, kad tai bus nepabaigta. Ir dabar faktiškai man liko tik tai apipavidalinti, tai yra apsiūti aplinkui, prisiūti kažkokią medžiagą ir turiu sumanimus pasiūti tokius maišelius, kuriuos pakabinčiau čia ir bus man advento kalendorius. Ir va čia vat pasižiūrėkit, yra žvaigždė, tai su jinai daug turi to blizgučio. Nežinau, nesimato aišku, kaip vis, truputį matot, blizga viduriukas, blizga krašteliai, va su blizgučiu ir šito blizgučio man liko, tai aš galvoju padaryti tos maišelius ir išsiuvinėti skaičius su šito blizgiu siūlu. Šiandien tokios mintys, o štai dabar galima apžiūrėti, kad ir su šešėliais, bet pasižiūrėkit, kokie gražus vis dėlto dalykai. Kojinė, čia tas šuniukas ar jautukas, lazdelė. Čia, nežinau, aš įtariu, kad čia yra būtent, kaip ostija duoda bažnyčioje, nežinau, galbūt čia paukštukas, dovanėlė, peliukas, knygos, besmegenis, elniukas, elfas, kas čia dar, kaspinukas, namukas, kalėdų senis, rogutės, šonų, dar viena dovanėlė. Megztinukas, man šitas labai fainas megztinis, meduolis, karvė, eglutė, katukas, žaisliukas ir paskutinį, va šiandien dar pabaigiau, tai šitas pingvinukas. Tai kas man persikėlė į šiuos metus naujus, 26, tai va šitą šiandien pabaigiau, tada siuvinėjau, dabar galvoju, ką aš, va štai šitą pabaigiau ir štai lazdelę tą. Tai čia jau 3 tie dalykai man persikėlė į šiuos metus, o visą kitą, žinokit, nuo kalėdų aš taip ir siuvinėjau, tik tai šitą vienintelį darbą, dėl to, kad vis dėlto šventės buvo ir svečių, ir buvo, kaip čia pasakyti, kelionių, ir šią savaitę irgi keliavom nemažai, taip kad už tai mažai to siuvinėjimo. Tai bet džiaugiuosi, kad šitam darbe dalyvavau, šitam žaidime. Man patiko, bet kitais metais nenorėčiau kartoti. Galbūt šiai dienai man taip atrodo, dėl to, kad kiekvieną dieną aš, kadangi pasiryžau filmuoti, tai norėjosi kiekvieną dieną kažką tai išsiuvinėti ir tas labai pareigoja ir sustojo mano visi žieminiai darbai. Na ką darysim? Tai dabar pulsim žiemai, 2 mėnesius dar turiu žieminių, tai pasižiūrėsim, ką man pavyks siuvinėti. O su šituo ką? Pabaigiu, pirmas šių metų pabaigtukas ir keliaujam pažiūrėti, ką aš iš viso išsiuvinėjau būtent per pernai metus, tai yra 2025 metus, kiek aš darbelių padariau, kiek pradėjau ir kiek pajudinau. Taigi pradžioj galbūt pradedam nuo statistikos. Štai turiu tokią lentelę, kaip atsimenat, pasidariusi esu, per šios metus padariau štai tokį skaičių kryželių, tai yra 160 707.
tada susiskaičiavau, kad esu padarius, reiškia, 11 baigiau darbų, 11, kuriuos šiandien ir parodysiu. Toliau, iš viso per metus buvo 19 pradėtų darbų, naujų pradėtų 19 darbų, iš jų va čia yra būtent šitam skaičiui, nes buvo tokie maži, pamatysit, maži darbeliai, kurie ir prasidėjo, ir pasibaigė, o per metus judinau 24 darbus. Iš viso 24 darbai pajudinti. Tai tiek tų pabaigtukų ir dabar pasižiūrim, kągi aš pabaigiau. Tai šiais metais aš pabaigiau štai šitą snaigę. Kaip matot, visai dar neapipavydalinta, bet čia bus vėliau. Sakiau, šiemet pasidėsiu kažkur šalia savęs ir pasistengsiu po vieną darbą sutvarkyti, dėl to, kad tikrai turiu išsisiuvinėjus ir niekaip aš jų negaliu, pamirštu paprasčiausiai, nes va čia žiūrėkit, antra yra snaigė, pamirštu tiesiog juos apipavydalinti, nes čia dar reikia karoliukus pasiuvinėti, tai va. Tai vienas iš tų darbų, tai yra štai šita graži snaigė. Dar palaukit, pasižiūrėsiu, aš čia viską gerai susidėlioju. Jo. Tai va, tai šita graži snaigė. Toliau, kitas darbelis buvo, tai šitas angeliukas, kurį irgi planavau pernai apipavydalinti, tokį trikampiuką padaryti. Iš čia va tokius kaip, pagal šitą visą schemą. Bet taip ir liko, nespėjau. Na taip, tai toks angeliukas. Toliau, mano štai šitas yra adatinė, kurią visai nesenai matėt lapkričio mėnesį. Irgi reikia čia, ta prasme, pabaigti. Čia keli kryžiukai liko geltona, bet aš skaitau, kad tai yra pabaigtas darbas. Jį reikia tiesiog susiūti. Taip, irgi reiks pasidėti kažkur šalia. Štai šitą laputaitę. Dar vienas darbelis mano nuostabus pabaigtas šiais metais. Irgi noriu įsirėminti ir nusinešti į savo klasę, į mokyklą. Reikia būtinai tą padaryti. Toliau, kas toliau? Tai yra slaptas siuvinėjimas. Štai šitas buvo gražus darbas. Tai čia man vasara kvepia. Labai su kačiukais gražiais. Toliau jau ateina žiema. Tai mano nykštukėliai šitie du. Štai šitie nykštukai. Irgi planavau aš juos čia kažkaip. Karoliukais jau čia išsiuvinėta viskas, faktiškai reikia juos tik tai apipavydalinti. Ir tada dar va šitas kiaušinis, va, iš abiejų pusių, tai čia galima sakyti kaip du darbai, bet yra vienas. Ir dar turiu kitus kiaušinukus, kuriuos įdėsiu nuotrauką, tai galiu čia parodyti aš jums. Va, štai šituos va. Vienas vienoje pusėje, šito nesimatys šitos schemos, o ten aš tokius dvipusius dariau, tai įdėsiu nuotrauką. Ir tada, kokio aš čia dar darbo neturiu, tai neturiu švyturio. Va štai šito darbo. Irgi nebeturiu gyvai, tai aš irgi įdėsiu nuotrauką. Tai va dabar įdedu tas dvi nuotraukas. Ir štai tokie mano pabaigtukai šiais metais. Sakyčiau nedaug, nes pasižiūrėjau, pavyzdžiui, pernai, tai buvo net 21 darbas pabaigtas. Bet irgi tokie va, ir didelis vienas darbas ir taip toliau. Negrįžtame į praeitus metus. Šiemet 11, bet pradėta 19 darbų. Ir kaip sakiau, pradėta ir paskui pabaigta jau taip sakant, kai kurie pabaigti, kai kurie ne. O judinau iš viso 24 darbus, tai tikrai nemažai. Tai jūs juos visus matėte. Ir dabar planuoju irgi pasidaryti nuotrauką metų pradžiai, kiek turiu išsiuvinėtų šitų darbų ir tada parodyčiau, kiek per metus aš juos pajudinau. Tai čia mano toks planas huliganas po metų. Aš tikiuosi, aš jo nepamiršiu ir susidėsiu kažkur nuotraukas, kad galėčiau tą prisiminti. Tai aš jau va čia pasidariau naują Excelinę lentelę, tai gali būti, kad ir čia va susidėti. Va, dabar va, mintis kyla. Čia galiu įsidėti nuotraukas būtent tų darbų, kiek aš esu dabar padarius.
Ir tada po metų labai galima gražiai pasižiūrėti, kiek yra padaryta būtent tų kryželių, dygsnelių ir taip toliau. Tai judinau šitą matėt, baleriną matėt, pagalbę, elniukas, žiema, čiurlionis, pradėtas katinas, blynai liko, toliau šita va mergina su Auskaru. Taip, čia pabaigtukai, tada arbūzas, čia dar turiu adatinę tokią su aguonom, tai neturiu nuotraukos. Šitas pradėtas, čia va naujas pradėtas ir štai mano pabaigtukas. Šitas, tai va jisai persikėlė štai čia. Šių metų pabaigtuką jau turiu, štai. Tai tuo labai džiaugiuosi. Čia tiesa ne mano nuotrauka, aš tiesiog radau internetėje. Bet tai nėra skirtuma dėl to, kad tai mano yra lentelė. Tai ką, ir dabar, kaip sakiau, labai norėčiau pradėti siuvinėti būtent žieminius tos darbus. Tai dar sausis vasaris, tai 2 mėnesiai, tai va, tai imsim šitą, tada ten toliau, kas ten yra žieminis. Būtent va šitie nauji galbūt prisidės, jeigu ruletė išsuks, ir pasižiūrėsim, kas čia man gausis. Tai štai tokie metai buvo, ką aš dar galiu jums pasakyti. Buvo žaidimų, buvo ruletės, buvo smagu man filmuoti ir dėti medžiagą. Ir planų jokių nekursiu metam, nes man nepavyksta jų laikytis. Tiesiog turiu vat lentelę, žaisiu toliau ko gero ruletę, o gal Uno man pradėti žaisti. Atsimenat, kažkada žaidžiau Uno. Tai, bet gal ruletė geriau. Aš taip manau, kad dabar tik tai pasidarysiu ruletę, būtent žieminę ruletę pasidarysiu. Dabar, kad žieminiai darbai pajudėtų ir tada judinsim toliau visus darbus, nes tokių grinai pavasarinių, sakykime, darbų aš nelabai ir turiu. Ir iš dalies nelabai noriu pradėti naujų darbų, bet tuos kelis žieminius pradėsiu. Ir po to tikrai nieko nenoriu pradėti, nes noriu pabaigti štai šitą ir nesvarumą, ir baleriną. Jau truputį pasižiūrėkit, metai kokie. Nesvarumas 22 pradėtas, balerina 23. Nu tai jau reikėtų juos tikrai pabaigti, nes kiekgi galima. Kiti yra čia 24 ir toliau 25, tai čia dar šviežiena. Tai tiek turiu, trumpas mano toks video, tai dabar galiu tik pasakyti, kad nuo rytojaus, gruodžio 5, pradedu naują savaitinį filmavimą, kasdien nebefilmuosiu. Ačiū labai, kurios žiūrėjote mano adventinio būtent kalendoriaus ir kasdienio filmavimo filmukus. Labai ačiū. Per tą filmavimą atsirado keli nauji prenumeratoriai, tai tuo labai džiaugiuosi. Labai smagu, kai prenumeruojate ir smagu, kai komentuojate. Tai parašykite jūs dabar, kaip jums atrodo mano tie metai. Ar daug, ar nedaug, tai yra būtent... Kiek čia tų, sakiau, 11 pabaigtukų. Taip, ar tai daug, ar tai nedaug, kaip jums atrodo. 11 pabaigtukų, pradėtų 19 darbų, tokia statistika. Ir ką, susitiksim kitą sekmadienį. Filmuosiu dabar kiekvieną sekmadienį. Nefilmuosiu, filmuosiu visą savaitę, o rodysiu jums kiekvieną sekmadienį. Ir rodysiu įvykius kažkokius, jeigu bus pirkinių, tai rodysiu pirkinius, bet kol kas neplanuoju nieko pirkti, noriu pabaigti tai, ką esu susiplanavusi. Tiesiog nesusiplanavusi, bet ką esu jau pradėjusi čia siuvinėti ir norisi tuos darbus išjudinti kuo greičiau ir kuo smagiau. Tai tiek šį kartą. Dar kartelį labai ačiū, kad žiūrite. Ir susitiksime jau po savaitės. Ate.